Labas visiems sugrįžę į Lėjas kanalą. Šiandien aš papasakosiu apie savo kačiuką Rainiuką. Jo lovelė yra čia, kaip tik prie mano lovos. Jis labai fainas kačiukas, tik biški pikčiurnais. Ir vat, čia yra tualetas ir vanduo su maistu atsigerti. Man labai jis patinka dėl to, nes jis toksai mielas kačiukas. Dabar jis ilgas miega. Aš to jam atsuksiu kamerą, kad jūs pamatytume, kaip jis atrodo. Arba, atrodo. Rainiukai, žiūrėk, jis biškai atsimerkia. Va, žiūrėk. Ui, koks mielas. Dantukai. Čia padėsiu. Leidžia pakelt dantuką, jis miega. Toks saugas, kad žiūrėk, pradėjo atsimerkia. Tai gerai, aš čia užkloju. Miegoktumai. Atsisveikink. Ir aš jums dabar parodysiu apie savo šunis. Aš žaidu šunis turiu, tai aš dabar apie jas papasakosiu. Tai aš einu ir atsirasiu po 2, kitas skaičiuosiu. Laukiau. 3, 2, 1. Labas, sakiau, kad grįžiau. Dabar einu apie šunis papasakosiu. Mašina numerio nerodau. Aš turiu 2 šunis, kaip ir pasakoju. Mes pačiame gale lauką auginam. Kai mes čia atsikrausim tik į Lietuvą gyventi, ir aš Anglijoje gyvenau, ir mes kai atsikrausim, čia buvo tuščia. Mes daug ką pastatėm ir pastatėm visą šitą būdą šunim. Tai čia kur šunis geria, kaip matot. O, mes šitą lovą turėjom, kai dar nebuvom pagaminę varlieras šitas. Čia Huva. Jis geria šuo, tik jam 3 metai. Ir mes pastatėm šitą dalyką tą pačiu laiku, kai visą šitą statėm. Tik mes šitą statėm daug dienų. Ir čia bosas yra. Žiūrėkite, ten jų būdas vidai. Tai bosas ir tu geras su Huva. Svarbu gerai. Eiksite parodysi? Tai taip gyvena. Aš ir turiu brolį su sesė. Žiūrėkite, basukas sakė. Huva, ateik! Man labai patinka tai čia būt. Aš paprastai einu palauką visą laiką. Ir aš turiu dar prudą, nes daug žuvyčių gyvena. Dar mano brolis šiandien varlės gaudinį pagavo. 2 varlės sugavo prudę. Dabar koksai gražus oras. O saulė nesimato. Aš jau negaliu rodyti visą kiemą, nes mane gali susekti ir pavogti šiektais. Tik aš nebijoju nelabai. Vat. Čia yra mano pruda šeimos. Mes labai daug turime. Aš dar robotą mes turime laukę. Nežinau, kuris jį pradingo. Čia gėlės. Mes dėdam, kas kiekvienas iki pagėlė. Mes dar turime šiaip tais laukę futbolo aikštę. Bet netikra. Mes turim 2 tokius vartus. Supynės pasistatėme. Nes mes turėjom supynės, jie buvo supuvę. Tai mes nuos pasistatėm. Mano brolis bandė su 4-račiais visą smėlio dėžę sulaužė. O robotas dirbo per lietų, problema buvo. Ir dar man labai patinka, kai yra futbolo aikštė ir krepšinė. Nes visą laiką su draugais, mano brolio draugais ateina ir mėtom čia į krepšinį kamuolį. Čia iš karto prie pirties yra padaryta viską. Čia yra mūsų batutas. Dar mes turim ūkį. Aš biškai tingiai padarė. Šiaip tai aš ne pro tą pasatėjau, nes čia bus sunkiai perlipti man. Per kitą pusę šiaip tai yra lengviausiai perlipti dėl to, nes mes pastatėme likinės tokią stogelę ir plytelį daugiau mes padėjom. Čia šiaip tais buvo, mes šitą pasiėmėm. Vat, matosi,
O čia buvo. Matote šitą patvarkę. Tai visą šitą stogą. Tai mes dar va šitus plytelis paėm. Tada, kad lengviau yra, nes kai tu eini, taip į apačią turi, ne? Tai va čia į apačią man reikės eiti. O čia aš į viršui. Tai aš jį perlipu visą laiką, kai man ateina eiti, pažiūrėjau, kažką paimti, kaip svagūnų laiškas. Aš nežinau, ką mano tėčia prisidina. Nu, bet mes daug jų augančių prisidinam svagūnų laiškų. Va čia šlangą, mes jis rozetę pajungiame. Šiaip jis man patinka į čia į vidų. Bet aš pabandysiu eiti. Manęs neužpuls bitę visų pirma. Gerai, šitą apsuksiu. Vat, čia mes įsim. Va čia mes auginame, man atrodos, pomidorus. O kitoje pusėje mes tenais toliau auginame agurkus. Tai aš tenais į vidų nemėgstu eiti, žinote dėl ko? Nes paprastai man tenais nepatinka eiti, nes tenais labai daug bičių. Mes šitą viską statėm patys. Šį vasarą mes pastatėm šitą vietelę ir mes dar pastatėm tvorą, kad šunės neįtų apsisoti. Ir mes šitą buvom pastatę, kai mes tik nusipirkom šitą. Pastatėm, kad braškės saugtų čia šalia. Labai fainai, kai braškės sauga, žinote dėl ko? Nes kadangi braškės labai skanus, dar kai mes jas nuskinam, jie tokie saldus ir labai skanus šiaip tai. Aš paprastai, man tėtis neleidžia filmuoti aplinkui namą, tik lauką leidžia ir savo video apie katiną, apie šunis, apie gyvūnus. Ir šiaip jis sakė, aš jo negaliu filmuoti ir mano sesės su broliu lys, kur aš filmuojus, jo, jie gali lys, nes aš kadangi esu YouTuberė, kaip sakant, beveik. Kokio 278 subscriberiai. Tai jo. Nu ką dar jums čia papasakot? Nesugalvoju. Mes kadangi turim didelį namą, ne 2 aukščių. Man tas patinka labai. Ir dar prie mūsų mano daug brolių draugų gyvena. Aš tai su visais draugauju šiaip. Nes jų man. Ir nes vieno tokio mano brolio draugo, vardas yra Domas, aš, pavyzdžiui, pas jį varu, ne? Tai jo, mane nusivežė pas savo pusseseres ir taip toliau. Ir aš savo pusseserėm draugauju. Viena pusseserė bus 5-tokė už mane, metais vyresnė už mažesnė už mane. Ir sesė yra Emma. O ta didelė yra Elija. Ir Ema šiaip tai jis yra jau netokia maža. Nu, jie jau suėjo 9 metai, tiek kaip mano broliai. O, mes jau auginam slyvas. Visiškai praleidžiam medžius. Kriaušės, obelis, tikrai slyvas. Čia, ką mes auginam, neįsivaizduoju. Ai, tokius mėlynas vadas, matot? Čia mes auginam. Neįsivaizduoju, bet kai mes tik atvarėm, čia mes su broliu čia laipėm. Čia vėl slyvas. Čia jau obuoliai auga, kaip jūs matot. Ja. Čia yra mano brolio uogai, nes mano močiutė atpirko po 3. Tai čia mano brolio. Mano čia jau daug auga. Pasidarysiu savo mėgstamiausią dalelę. Ir čia mano sesės auga. Man labai patinka jie, bet čia prieš jie skanus. Ir čia dar obuoliukai auga. Bet tik į čia vidų ką, čia jau kad nėra paukščių. Tai jo, ką veikti? Šiaip tai aš neturiu ką daugiau pasakot. Aš jums viską papasakoju. Tik apie save nepasakoju dar. Aš kitą kartą, kai gausiu naują, pavyzdžiui, telefoną, ar kažką, ne, aš, pavyzdžiui, paimčiau ir filmuosiu apie Robloxą, Fortnite'ą, tokią boką liktais įnorėsiu, nes jau dar mokim dar bandau filmas, tada apie Lego statinės iš Bricks for Kids
Ir jo. Gal nežinau, ką filmuosis. Gal tada pradėčiau filmuotis, kai iš kelionių grįžti arba paraukai. Bet apie keliones nelabai. Namo prie durų grįžau. Nu, sėkmės. Prašau, žiūrėkite mano kitus šortus ir taip toliau. Čia mano pirmas video yra. Ir prašau, sekite mano kanalą. Visai, dar aš jums vėl pasakau, jūs čia žiūrėjote Lėjos kanalą su širdute. Ate, kitą kartą.